Šiandien bendrauju su Giedre Kedryte Kriščiūne. Ji yra aktorė, vaikų edukacijų vedėja ir savanorių koordinatorė Vilniaus arkivyskupijos karite. Į šią poziciją Giedrė atvedė prasmės jausmas ir didžiulė širdis, kurią jie įdeda į visas savo veiklas. Iki šio pokalbio apie karitą žinojau mažai, tačiau karito gyvenimo istorijos, kuriomis pasidalino Giedrė, mane labai giliai paveikė ir padarė neabejingų šiai organizacijai, jos savanoriams ir jų darbams. Nuoširdžiai manau, kad tai prasmingiausias podcastas, kurį iki šiol esame padarę. Gero klausimo. Tai pirmas klausimas mano ir būtų, apie ką mes jau truputį kalbėjom. Kaip tu nusprendėjai eiti į karitą? Kas tave iš viso ten atvedė? Tuo metu, kai pirmą kartą atsidūriau karite, tai aš tiesiog netyčia, vienai pažįstamai pasakiau, kad visai norėčiau šalia teatro turėti kažkokią kitą veiklą, pusę etato, kur būtų kažkas labai konkretaus, kur būtų su žmonėm ir kur jo galėčiau prisidėti ir finansiškai kažkiek prie to teatro atlyginimo. Bet aš taip pasakiau ir pamiršau ir paskui po kurio laiko aš jau gavau skambutį ir sako, gal nori karite. Pasakė, kur ten tiksliai. Nieko iš tikrųjų nebuvau girdėjus apie ten tą padalinį, pasiskaičiau, nuėjau ir jo man labai patiko, aš tenais dirbau su savanoriais, bet paskui taip sukrito po pusės metų, kad labai daug atsirado teatre veiklos ir aš tiesiog negalėjau suderinti, nes tada buvo ir filmavimai, ir teatro toks visai banga ir tada turėjau išeiti ir buvau išėjusi kuriam laikui. O paskui labai stipriai pradėjau jaust, kai jau paleidom, padarėm spektaklius, pasileido viskas stojo taip į vėžes ir tada supratau, kad jaučiu labai didelį ilgesį. Žiaurus ilgesys buvo. Ir to, ką ten dariau, ir to, ką mačiau, ką galima padaryti, ir to, ką mačiau, ką reiškia žmonėm karitas, kai jie ateina. Taip. Ir aš net nedrįsau pradžioje pasakyti hebrai, nei iš karito, nei iš kažko, kad labai ilgiuosi. O paskui kažkaip supratau, kad kodėl aš čia turiu slėpti. Ir aš taip ir pasakiau, kad labai ilgiuosi. Ir sakiau, kad nežinau, ar tikrai čia reikia man dabar grįžti, bet sakiau, kad jaučiu vidinį norą, tokį didelį stiprų. Ir viskas, ir tada taip gavosi, kad jie kaip tik ieškojo savanorių koordinatorės. Ir tada aš sugrįžau, prisijungiau. Po trupačio, dabar galvoju, po nepilnų metų. Tai va, ir tada grįžau ir esu iki dabar. O ar tu bandėjai savo išsigryninti, kas kėlė tą tokį ilgesį, ko konkrečiai tau iš ten reikia, ko norėjosi iš karito? Faktas ir tai buvo man labai aiškus atsakymas savo viduje, gal aš jo ir, nežinau, nepripažinau ten kažkaip viešai, bet aš labai ilgėjausi prasmės, kad matyti ir būti tos prasmės dalimi, nes kai tu esi karite, tu matai labai daug paribių, labai daug užribių ir tu su jais dirbi. Ir savanoriai, kurie ateina, jie yra labai didelė ir labai stipri tų užribių dalis. Jie yra pagrindinės rankos būti su tai žmonėmis, kurie šiaip yra paraštėse, su vaikais, su suaugusiais, su žmonėm, kurie pabėgo nuo karo galbūt, arba nebūtinai nuo karo, galbūt tiesiog pabėgo iš savo šalies dėl kažkokių situacijų. Ir savanoris yra tas žmogus, kuris tiesiogiai yra su tuo žmogumi, su tuo vaiku. Ir aš pamačiau, kad ugdant savanorį, tu gali labai daug pakeisti to žmogaus gyvenime. Ir apskritai karitas, prisiliečiantis prie tų žmonių, ne tik gali, jisai keičia žmonių gyvenimą, bet kai tu esi toj situacijoje, tuo metu tam pariby, gali būti, kad tu ne iš karto ir suprasite. Gali būti, kad tau reikės distancijos, laiko, tą ir galim matyti. Istorijos žmonių, kurie grįžta po kurio laiko atsitraukė, kurie, tarkim, gyveno karite. Ir tuo metu labai nevertino ir dabar tokius gražius liudijimus sakė. Tai tikrai tai yra keičiantis dalykas. Ir nesilgėti, nenorėti to savo gyvenime, nenorėti matyti tos prasmės taip arti, kai žinai, kaip gali būti,
Tai va, tai labai labai norėjau šitos prasmės ir aš ją tikrai matau. Kaip sakant, pajutai, paragavai tos gyvenimo dalies ir supratai, kad be to gyvenimas tiesiog neturi tiek daug skonio ir tiek daug spalvų. Aš bent jau tą girdžiu iš tavęs, nes tas paribėja, aš labai retai šitą žodį girdžiu, bet realiai man tai dabar, kaip aš jį supratau, kad tai darbas su žmonėm, kurie iš tikrųjų yra pamiršti, į kuriuos nieks nenori žiūrėti, kurie absoliučiai nematome, apie kuriuos nieks net nekalba ir nėra kažkokio judėjimo, kad mes jiems padėt norim. Nieks apie tos žmonės net ir nekalba, nors jiems labiausiai reikia pagalbos tikriausiai. Man aš atsimenu, kad šitą teko savanoriauti su aklai žmonėm, tai nieks apie juos nešneka, realiai aš niekur negirdžiu, aš girdžiu apie kažkokias tai grupės, visuomenės mažumas panašiai, bet kad čia irgi mažumas, kuriams be proto reikia pagalbos, aš niekur apie juos nei mačiau, nei girdėjau, nei ką. Ir kai su tai žmonėm teko praleisti laiko, vien jau kaip sunku nukeliauti mieste iš taško A į tašką B per troleibusus, per visą kitą. Ta prasme, košmaras, mes ten po miestą, kaip sakant, keliavom visą kitą, buvo tikrai nelengva, bet ta patirtis labai daug atvėrė suvokimo, kaip beprotiškai, kaip kitiems žmonėms yra sunku ir kad apie juos visiškai nieks nekalba. Visiška tyla. Tai aš įsivaizduoju, kad dirbant su tai žmonėms tu jau gali pajausti tokią neįtikėtiną prasmę gyvenimo ir netgi labiau vertinti savo paties situaciją, kiek tau yra gerai, kiek tau faina. Ir kaip gera, kad tu gali jiems padėti. Jo, ir man tokia graži gal seka susidėlioja, nes aš ir dar tada, kai buvau mokykloje, mes atsimenu, su tuo pačiu Karitu šiaip Birštono eidavom pas senelius ir 2 kartus per metus. Vienas būdavo, kad eidavom patvarkyti jų namus ir ten nunešti vaistų arba ten saldainių kažko. Kitą kartą eidavom tiesiog taip pabūti, pasikalbėti. Ir man tada atrodė, kad labai, čia yra kažkas tame yra labai gražaus. Tai jeigu taip atsekant, tai tokių dalykų, tokių savanorysčių jų buvo vis kars nuo karto. Tai reiškia, kad kažkoks vidinis jausmas tam yra ir tu to pabandęs, supratęs, matydamas, ką tai gali tau pačiam duoti, tu to ilgiesi. Aišku, kad aš kaip irgi sakau, žmogus turi labai gerai jausti ir nedaryti per prievartą. Nes dabar yra labai labai daug savanorystės pasirinkimo galimybių. Dabar jau gal nebėra jau tas pats pikas, kai buvo, kad tiesiog savanoriauk ir tu galėsi pasakyti savo darbuotojai ir belekur, kad aš savanoris, nes čia buvo toks, kad žiauriai krūta, nesvarbu, kad tu ten gal nelabai kažką veiki, bet buvo tiesiog toks žiauriai, tiesiog. Marketingas realiai. Taip. Tai tada žmonės atrodo, kad darė beleką ir tada, aišku, jie labai greit atkrenta. Bet aš atsimenu, kai mane pakvietė savanoriauti į hospisą 3 kurse, aš iškart sakiau, ir tada sako, tai gal tu kalėjime nori? Sakau, tikrai ne. Wow. Ir aš supratau, kad, ir paskui aš pradėjau savanoriauti hospisą ir ten tai tikrai buvo didelė gyvenimo dovana, bet aš, pavyzdžiui, iki dabar jaučiu, kad kalėjimas yra ta vieta, kur aš negaliu ir nenoriu perlipti per save, kad man ne tai, kad šiuo metu čia jau gana ilgas laikas, kad tai yra, ne man. Ir man atrodo, kad labai svarbu, kad žmogus, kuris nori savanoriauti, labai ištyrinėtų save, nes tikrai yra ką pasirinkti. Tas pats Karitas turi daugybę padalinių, kuriuose tu gali savanoriauti ir jie yra visiškai kardinaliai skirtingi. Tu gali ten nuo patvarkymo patalpų iki konkretaus bendravimo su žmonėmis, iki maisto dalymo, iki tenais drabužių, iki prižiūrėjimo vaikų. Tikrai labai daug, bet tu turi ištirti save, nes aš kaip sakau, vis tiek ateina savanoris, aš jam sakau, čia yra tavo laisvas laikas, tu jį dovanoji, tau irgi turi būti gera. Gal ne visada ten bus kažkas malonu, gal irgi, sakau, kai kurie žmonės, tie, kurie ateina, tarkim, į kartą, jie gal ne visada pajaučia taktą, gali ten pasakyti kažką negražaus, bet tai nereiškia, kad jie tau kaip asmeniui taip sako, bet kartais tu gali labai asmeniškai priimti. Tai dėl to, reikia išsitirti, kur aš galiu būti, kas manęs nežeistų, kas manęs neskaudintų ir nebūtų, kad aš namie grįžau ir aš savo pasakiau, čia aš ir kitiem turiu įrodyti, kad aš eisiu ir savanoriausiu, nors iš tikrųjų man yra labai didelė kančia. Tai man atrodo, kad ta kančia yra nereikalingas dalykas. Kad kiekvienas atėjęs savanoriauti, jisai turi ir jinai išsirinkti, kurioje sferoje ir erdvėje ar jisai jaučiasi geriausiai. Kur tam žmogui labiausiai atliepia ir su kuo jis nori dirbti. Kaip tu pasakytų į kalėjimą, negalėjai, bet tu galėjai visai kitus dalykus. Taip. O kaip
Kaip žmogus išsirenka, kas jam labiausiai rezonuoja, kuriam labiausiai norisi padėti? Ar tu kalbi su savanoriais apie tokius dalykus, ar turi kažkokius tai patarimus, kažkokias kryptis? Aš jaučiu, kad tau tiktų darbas su seneliais, aš jaučiu, kad tau tiktų darbas su vaikais, žinai. Ar tu turi kažką tokio pastebėjus? Aš taip pati vadovaujuosi jausmu savo, kaip, ta prasme, aš kaip Giedrė savo, arba jauti, arba nejauti. O jeigu, atrodo, kaip ir man buvo su hospisu, aš sakiau, ne už ką sakiau, ten tegu eina žmonės, kurie žiauriai stiprus, sakau, aš per jautri, sakau, sakau, net nekalbinkit. Bet kai mane kalbino, man tos buvo. Ir tai yra toks, kad aš biški savo meluoju, bet kartu žiauriai bijau. Virš viso ko yra baimė daug didesnė už mane. Bet kažkur giliai yra tas, kad reikia pabandyti. Ir tada, kai yra tas reikia pabandyti, tada jisai nugali baimę. Bet jeigu, nežinau, yra baimė ir nėra to reikia pabandyti, bet tu vis tiek eini dėl to, kad kažkam kažką įrodyti, tai yra nesąmonė. O aš turiu, kai savanoriai užsiregistruoja į Karitą savanoriauti, aš paskambinu tam žmogui, pakviečiu jį į susitikimą ir mes susitinkam individualiai. Aš papasakoju apie Karitą, paklausiu apie tą žmogų, jisai papasakoja, ką jis mėgsta veikti gyvenime. Jis pasako, pavyzdžiui, kas jam labai nepatinka, kas jam labai patinka. Iš to aš jau galiu maždaug susidaryti, galbūt kažką pasiūlyti, bet kokiu atveju žmonės, kai užpildo anketą, jie užpildo, kad užpildyti ir kad jį pakviestų, bet jis dažnu atveju užpildo beleką. Ir aš dažnai paklausiu, sakau, ar jau užpildėt sąmoningai, kad čia ir norit. Taip būna, bet čia daug retesnis procentas, sako, noriu išgirsti. Ir aš tada apie visus padalinius pasakoju. Pasakoju apie veiklas, pasakoju apie niuansus, pasakoju, ką ten savanoris gali veikti, su kuo gali susidurti. Tikrai stengiuosi viską nuoširdžiai neslepiant papasakoti ir jeigu, pavyzdžiui, iš pokalbio jaučiu arba žmogus ir sako, kad aš turiu ten tam tikrų baimių, kažką, aš nenoriu, kad jisai pasakytų savo baimės ir aš sakysiu, bet tai tu vis tiek pabandyk, gal čia nebus, nors aš žinau, kad galbūt ten galėtų būti tokia rizika. Tai aš apie tos padalinius žinau, kokios gali būti rizikos, aš jau geriau iškart papasakosiu ir jeigu žmogus sakys, kad aš vis tiek norėčiau pabandyti, okei. Aišku, jeigu jam tenais nepatiks nieko tokio, galima ieškoti ir toliau, bet mes turim pokalbį ir aš manau, kad tie pokalbiai yra labai reikalingi ir tam, kad jisai ateina į nežino kur, jisai kažkokią rado organizaciją, galbūt kažką girdėjo, ką jinai veikia, bet apie tos padalinius, tu vis tiek išgirsti, jau konkrečiai tada tu gali susidaryti, savo įspūdį, gali susidaryti nuomonę ir aš tada klausiu, ar atliepia ar ne. Sakau, ar tai, ką pasakiau, bent kažkiek atliepia kažką viduje ar ne. Ir tada žmogus sako, ten, pavyzdžiui, tas ir tas padalinys atliepia šitas, atrodo, kad visai ne. Ir tada, kai žmogus taip sako, tarkim, ten mes atsimetam viską, ką nereikia ir tada, tarkim, dar kažką praplečia apie tuos, kuriuos jisai norėtų. Ir aš šiaip visada pasakau, aš susitikimo metu labai daug papasakoju informacijos, aš papasakoju apie 14 padalinių, apie jų veiklas, apskritai apie Karitą, kas tai per kas organizacija. Ir aš tada sakau, aš suprantu, kad dabar aš čia papasakojau paklodę. Ir kartais, kurie ateina ir aiškiai žino, tai taip, jie gali atsakyti, aš renkuosi ten tą ar tą padalinį. Bet kai kuriem, taigi čia būna didžiulis informacijos rautas, aš sakau, ir nereik man dabar pasakyti, duok savo dieną, 2 savaitę tiek, kiek reikia ir pagalvok, ir gal ateis tiesiog tas pajautimas, kad surezonuos su tuo, ką pasakiau. Tai, kad, man atrodo, čia būtų per kategoriškai, kad užspausti, bet aš tau dabar papasakojau ir dabar aš galiu pasidėti, palauk, tu turi sugalvoti, tai ne. Aš sakau, tai yra jūsų laikas, jūsų pasirinkimas, turi būti faina. Čia tas faina, jisai gal ne tas žodis, bet... Turi rezonuoti ir turi iš vidaus atliepti tau. Taip. Turi, kaip sakant, skambėti tavo širdis, kad aš čia turiu būti ir man čia galbūt nėra labai lengva, bet aš jaučiu, kad aš noriu čia būti, nes tie prasmingi dalykai nėra niekada lengvi, vis laik yra tas toks pasipriešinimas dėl to, kad truputis iššūkių ir kai tu perlipi, tada tu jauti, kad man be galo malonu, bet pats procesas tai yra fainas, visada būna kažkokių tai detalių, kurios yra nepatinkančios, nemalonės, bet bendra visuma yra tokia užpildanti ir deganti tiesiog, kad nori ten eiti. Aš kažkaip taip pat įsivaizduoju. Ir kai klausiau, tai 14 padalinių, informacijos visas pluoštas, aš taip pat klausau ir girdžiu, žinai, čia kaip studijų pristatymas kažkoks, žinai, gali studijuoti A, B, C, D, F, G, H, žinai, ir visą kitą. Tėjom, kaip smagiai. O yra žmonių, kurie
Kalbant apie studijas, yra nemažai pažįstamų, kurie vienas studijas keitė, kitas, trečias. Ar savanoriai, kaip greitai savanoriam taip užtrunka rasti save? Čia, aišku, suprantu, kiekvienas atvejis individualus, bet... Tai yra, aišku, kelios kategorijos. Tai yra moksleiviai, kurie ateina savanoriauti ir dėl to, kad, jie nori turėti tokią popamokinę veiklą. Tikrai yra labai daug moksleivių. Ir dar kitas dalykas, kad jiem reikia ir socialinių valandų, kas dabar yra labai labai aktyvu ir kuo vyresnė klasė, tuo tos socialinių valandų reikia daugiau. Taip, dabar nuo šių metų yra panaikinta, anksčiau iki tenais 12 metų tu dar galėt likti mokykloje, dabar tu gali socialinės valandas rinkti tik už mokyklos ribų. Tai žodžiu, mes dabar nuo šių metų sulaukiam nuo 12 metų skambučių, dažniausiai skambina tėvai, kad reikia vaikui tų socialinių valandų, tai Karite šiaip galima savanoriauti nuo 16 metų, kaip ir visur kitur, iki 16 metų reikia tėvų palydėjimo arba tėvų sutikimo. Tai dabar, aišku, įsikūrė jaunojo Karito programa, tai ten gali būti ir nuo 14 metų. Jo, Miglė man papasaka, man atrodo. Taip. Tai tenais galima ateit nuo 14 metų ir tenais, tėvai sutinka, kad mano vaikas čia bus, o jeigu ten, pavyzdžiui, ateina jaunesni vaikai, tai tada mes sakom, kad, pavyzdžiui, gali būti kažkokios ten, pavyzdžiui, Maisto banko rinkimų akcijos ir tada labai gražus ir kartu laikas. Ir vaikams socialinės valandos ir tėvai kartu su vaiku praleidžia laiką ir, tokia galimybė. Tai tokia moksleivių gal grandis, moksleivių studentų, tada jau yra tų žmonių, kurie dirba. Ten čia yra platus spektras, platus matas tų žmonių dirbančių, jau tenais, nežinau, 30 ir plus, ir tada yra žmonės, kurie jau nusprendė nebedirbti ir išėjo į pensiją. Tai tokios kelios kategorijos ir jie visi labai skirtingais būdais atsiranda Karite, dėl labai labai skirtingų priežasčių. Aš manau, kad vienaip ar kitaip jie visi ieško kažko, kas gali būti daugiau. Moksleiviai, sakau, dėl vienų priežasčių, studentai dėl to, kad tarsi atvyko į Vilnių studijuoti, bet yra labai daug laisvo laiko, ką su juo daryti, kažką norisi prasmingo veikti. Žmonės, kurie dirba, tikrai tenka dažnai susidurti su žmonėm, kurie išeina iš darbo ir būtent tuo metu ir ateina, nes perdegė nuo darbo, suprato, kad visai yra ne savo vietoj ir dabar nori tiesiog nieko nedaryti, apart to, kad savanoriauti ir savanorystės metu tikisi, kad jiem ateis tas supratimas, ką jie norėtų daryti. Tai šita kategorija yra tikrai tokia labai, labai plati, daug tokių žmonių ir man atrodo, kad labai gražu, jeigu tu jauti, kad pasimeti į gyvenimą ir tau, tu nežinai, ką su tuo daryti, apskritai nežinai, ką čia dabar man veikti. Aš žinau, kad gal atrodo, kad gyvenimas išlydo iš po kojų, jeigu ten taip dirbai daugybę metų arba perdėgiai ir supratai, kad aš nieko nebenoriu, bet iš kažkur ateina ta mintis, kad reikia man pasavanoriauti. Ir tada turbūt daug dalykų įvyksta, tu pamatai žmonės, kurių gal šiaip nematytum, kurių gal vengtum, prieš kuriuos gal norėtum užsimerkti ir galbūt nenorėtum jų istorijų ten žinoti ir panašiai, ir kam tau to reikia gyvenime. Bet kai ateini, tu visą tai pamatai, tu neturi kur dėtis ir tu turi būti su tuo. Bet turi dar vieną dalį, dar nepaminėjai, bet tu pamatai daug gerų žmonių bendruomenę, nes aš įsivaizduoju, kad Karite blogų žmonių šiaip nėra. Nes kas eis savanoriauti į sunkes vietas? Tik tai tie, kurie turi daug gerumo, daug meilės širdie, kurie nori pasidalinti tuo. Ir aš įsivaizduoju, jeigu tu dirbai, tarkim, 10 metų korporatyve, kur sielos nėra ir kur žmonės tiesiog vieni kitus, žiūri kaip į varštelius, bendruomenės ten nulis, ten tik tai korporatyvinė, mes visi esam šeima, bet išdroškim kiekvieną darbo minutę, kurią galim vienas iš kito. Tai reikia, kai tu iš tokios aplinkos patenki gerų žmonių ratą, kuriuose tu matai, kad mes iš širdies, iš noro, be kažkokio atlygio stengiamės kitiem padėti. Čia yra stebuklingas dalykas, aš tai taip įsivaizduoju. Yra ir kitas dar svarbus momentas, kas dabar labai populiarėja ir jau yra labai populiaru, kad į Karitą ateina labai daug įmonių savanoriauti. Įmonės ateina su savo darbuotojais ir jie skiria kažkokią dieną tenais, nežinau, gali būti į kelias mėnesius, gali būti į pusmetį,
gali būti ir dažniau. Ir jie ateina su savo darbuotojais, mes turim keletą padalinių, kur gali ateiti iš karto tokia didesnė grupė ir jie ateina ir dieną leidžia tame padalinyje, jie pasitarnauja, daro labai paprastus dalykus. Kai jie paskambina, aš sakau, ar norit daryti tai, pasiūlyti tai, ką jūs dirbate ir padovanoti karito žmonėm, ar norit daryti visiškai priešingą dalyką, kas pavyzdžiui reikštų skusti belė kiek kilogramų bulvių, plauti ir panašiai. Ir jie beveik visi pasako, kad nori daryti tokius buitiškus dalykus, padėti, pjaustyti, lupti, skusti, dalinti ir panašiai. Tai būna toks gražus labai jų bendrystės laikas ir tokia didelė praktika. Ir šiaip dabar, ko aš pati nebuvau girdėjusi, bet sužinojau iš to, kad atėjo pas mane savanoriai, kurie tai nori daryti, kad yra darbų tokių, kur darboviečių, kurios įsteigė savanorystės dieną kartą per mėnesį. Ir jų darbuotojai visi gali išeiti savanoriauti, paskirti tą dieną savanorystėje per mėnesį. Tai man čia irgi labai gražus momentas. Jo, apie vieną draugę turiu artimą, kuri ir pasakojo, kad jinai, kaip sakant, kaip savo padalinio vadovė neišsitempė, pasiūlė savo komandos nariam važiuoti pasavanoriauti su žmonėm, kurie Dauno sindromą turi. Ir man atrodo, čia buvo per karitą, nes jinai sako, aš ne kartą ten buvau, man labai patinka, aš labai didžiulę prasmę jaučiu ir aš kitiem pasiūliau. Ir sakiau, kad jūs galite, kai kurie gal jautresni, gal išsigąsti, gal kažką, bet realiai neįprasta ta patirtis, bet žinokit, tikrai daugumai patinka. Ir visi kažkaip sutiko, nes nelabai geras žmogus susikvėpė ir sakė, visi nuostabiai laiką praleido ir mes ten kažkokiam community, kaip ten garden ar kažkas tokio buvo, mes sako, ten grinai, kaip tu sakai, mes ten ravėjom, mes ten plovėm tas daržovės, mes ten su tais žmonėm bendravom, mes jiem padėjom, mes puikiai laiką praleidom ir sako, visi buvo be galo patenkinti. Dalis iš pradžių buvo išsigandę, kas čia bus, kur aš einu, kas čia manęs laukia, bet paskui sakė, visi labai patenkinti buvo. Tai va, galės atsivesti savo darbą, laukiam. Čia tiesiog toks, čia eina iš lūpų į lūpą šitas dalykas, žmonės taip pasako, o čia buvo kolektyvas toks, tai sako, jum irgi būtų faina ateiti. Tai čia dažna praktika jau dabar. Ok, čia tas gero darbo pavyzdys, kaip sakant, kur nei tave nežiūri kaip į strektelį, kad vien tik babkės turi man kalti, ką tu čia kažką užklasinė veikla, nesąmonė, man babkės kiekvieną minutę eina, iš to moku, tu man turi atidirbti. Kaip įdomiai. O patys tie žmonės, ar galėtumėt papasakoti, kokie žmonės dirba karite? Man šitą tema įdomi. Kokius tu žmonės matai aplink save? Kokie žmonės ateina? Man, kas yra labai didelis džiaugsmas, tai kai aš buvau vaikas, tai karitas turbūt daugam atrodė toks močiučių reikalas. Kad tai yra rūbai geriausiu atveju, gal kažkoks maisto padalymas, bet tai kuo užsiema močiutės. Ir kai aš atsimenu pradėjau dirbti, aš tikrai turėjau žmonių, kurie man sakė, ką tu su to močiutėm veiksi, ką jūs dalinsit rūbus, kam tau to reikia, Giedrė. Ir aš sakiau, kad hebra, jūs gal nematėt Vilniaus arkivyskupijos karito, čia yra tokie masteliai, čia yra tiek žmonių, čia mes kalbam apie tūkstančius, čia ne apie šimtus, čia mes kalbam apie tūkstančius, apie savanorių tūkstančius, tai yra didžiuliai kiekiai žmonių. Ir pavyzdžiui, mano kolektyvas, mes, tas jaunimas, tie žmonės, kurie dabar tenais šalia manęs dirba, yra tokio amžiaus kaip aš, mūsų yra labai labai daug jaunimo. Tai ten tikrai nebėra tas močiučių reikalas, kuris net ir mano pačios kažkada galvoj buvo. Aišku, man yra nerealiai gražu, kad karite yra ir seniorų, kurie yra tokie veteranai, savanoriai, kurie savanoriauja po belė kiek metų. Yra savanorių turėjom, kur ir virš 90 metų ir kurie ateina kiekvieną dieną, nes, jie kažką ten mato. Taip. Ir tikrai yra tokių nuostabių močiučių ir dėdukų. Ir čia yra nuostabi patirtis ir jie yra labai didelė karito dalis iš tos pusės, kad, jie yra irgi mūsų veidas, tai yra organizacijos dalis. Reiškia, tai yra toks graži perspektyva, kad tai yra nuo labai jaunų, nuo jaunojo karito iki tokių močiučių ir dėdukų. Tai va šitas gražus momentas, o šiaip tikrai karite turim žmonių ir tų, kurie dirba nuo pat karito atkūrimo čia Vilniuje, tai yra jau virš 30 metų. Dabar kaip tik bus rugsėjį 36 sezonas. Tai tikrai yra ir tų, kurie dirbo nuo pat pradžių, bet karitas tikrai jaunėjantis ir tikrai pritraukiantis labai daug jaunų žmonių.
ir jie tikrai čia gali kurtis, gali plėstis ir mes turim daug laisvės savo kūrybai, kad kažką keisti, kažką pasiūlyti, nėra jokios baimės, tu gali tame būti atviras ir siūlyti ir tikrai tai, faktas, kad nežinau, ką tu veiktum kartą, jeigu turėtum surambėjusią širdį ir bandytum įrodyti, kad čia eilinis darbas ir toks kaip visi ir bandyti išbūti jame tokiam kaip tu sakai, korporaciniam darbe, kur viskas yra labai aišku. Ne, čia tu turi turėti labai daug empatijos, Kartais turi kažko nematyti, kartais turi neįsiskaudinti, nepriimti to, nes tu irgi kaip darbuotojas, taigi nėra, kad mes ten kažkur aukštybėse sėdim ir nematom. Nesat ten zen meistrai. Mes einam per visus padalinius, mes būnam su tai žmonėmis, mes viską matom, mes kai reikia ir tą maistą, ir tos rūbus dalinam, viską, ką reikia padarom, čia toks savaime suprantamas dalykas, bet taip, tu negali būti surambėjusia širdim ir apsimest, tiksliau vaizduot, kad tau nerūpi žmogus. Tu turi matyti tą žmogų ir tau jis negali būti dzin, nes jeigu tau dzin, tada nežinau, kodėl tada ten reikia būti, koks tada tikslas. Tikriausiai ir nereikia tada, nes tau per sunku bus. Ir kitas dalykas, tu kitiems, iš esmės aš manau, kad vis tiek mes turim tam tikrą emocinę atmosferą aplinkui save ir jeigu tu ateini ir visi pasiryžę, kaip sakant, pasiaukot, padėti, pagelbėti, tu toks viduje to nejauti, tu tai darai iš pareigos, ar kad kažkas liepia, ar kažkas pasakė, tu visiems iš tikrųjų nuotaika irgi gadini ir visą tai jaučia. Čia žinai, kaip eini į spektaklį ir kažkuris kolega, kaip sakant, nepasiruošęs ar netoj būsenoje, ir realiai visam kolektyvui gadina reikalus. Tai ir kolektyvas irgi tą jaučia, ir kolektyvas irgi siunčia atgal. Tai neišvengiamas dalykas, tai aš manau, kad tikrai tokie žmonės ten net negali ilgai išbūti, žinok. Aš tai greitai taip manau. Bet žinai, dar iš kitos pusės, kaip pavyzdžiui, dirbant su vaikais, tu irgi negali būti ten. Čia truputį pabūsiu. Vaikai labai jaučia tave, greit nuskanuoja, jeigu tu esi belekaip, tai jie su tavimi irgi bus belekaip. Taip. Tai šitie žmonės iš socialinės rizikos grupių, taip galiu įvardinti, jeigu tu su jais būsi irgi belekaip, jie tave taip greit perspjaus. Aš pati atsimenu, kai tik pradėjau dirbti, aš ten įsivaizduoju, čia žiauriai daug metų dirbu su vaikais, jau čia pasaiku, kas čia man skod, labas, ir dabar negaliu sakyti, ką man jie atsakė, nes reikėtų užpypinti, bet aš buvau pasiusta per maždaug 10 sekundžių. Ir tada sakiau, gerai. Čia geras. Gerai, ką dabar daryti, kažkaip kitą dieną bandysim vėl, bet tu supranti, kad tai yra tik vaiko sužeistumas. Tai gynyba. Jo širdis yra uždaryta, nes jis nežino, gal tu dar vienas iš tų, kur pabėgs, gal tu dar vienas iš tų, kur atėjo iš jo pasišaipyti. Jie turi tiek daug nesaugumo atsinešto iš namų, kad tu esi dar vienas nesaugiklis jam. Taip, ir jam reikės labai daug laiko tave ištyrinėti. Ir jeigu jis matys, kad kaip ir tu čia nesišaipai, kaip ir čia nieko blogo nenoriu, gal netgi kažko gero, tada po labai truputį jisai tave pradės prisileisti ir tam reikia labai daug laiko. Tai čia net ir kartėtas ne tik su vaikais. Žmonės, kurie ateina į padalinius, jeigu tu būsi kažkaip atmestinai, belekaip, dėl to, kad man reikia tiesiog kažkokius dokumentus tam sutvarkyti formaliai dabar, ko tu čia atėjai pas mane, dar vienas gerai ir eik, tai jisai nepasibodės irgi tau pasakyti tam tikrų dalykų. Pasiūs, kaip sakant. Ir taip, ir gal kažkur spjauti išeidamas, kad tu jo nepamirštum. Wow. Tai tikrai visko gali būti, bet aš tai sakau, tose visose situacijose, ką padarysi. Ta prasme, aš tai neturiu jokio smerkimo, nes aš neturiu jokios teisės smerkti ar net savo mintyse kažkaip nuteisinėti žmogų ir kvestionuoti jo kažkokį poelgį, nes aš niekada nežinau, kas buvo, kas yra, ką jis išgyveno. Aš net nežinau, dėl kokių priežasčių jisai atsidūrė tam tikrose situacijose. Nebent jau ten, aišku, vėliau žmogus tau atsiveria ar papasakoja, bet tokio pirminio kažkokio teisumo, kas aš esu tokia, kad aš turėčiau teisę
pasakyti. Ir, tam žmogui aš esu viena iš darbuotojų, kuri jam reiktų, kad padėtų, o ne, aš neturiu teisės klausinėti ir čia gilintis ir aiškinti, kad kaip tu čia nugyvenai, kaip tu čia gyveni, tai kaip tu čia to nesugebi, čia yra ne mano reikalas. Čia yra tik tais to žmogaus reikalas ir, mes nei vienas nežinom, į kokią atskirtį ir į kokią padėtį galim pakliūti gyvenime ir kaip patirtis rodo, kartais užtenka visiškai mažų dalykų, kad tu atsidurtum tam pariby, kad gal ir neilgam laikui, bet tai, kad tave drėpteltų ten į apačią, kad maža nepasirodytų. Ir gali ten turėti giminės, artimuosius, draugus, viskas gali puikiai, tau gali užtekti, nežinau, kad dėl kažkokios gailos priežasties tave atleis iš darbo ir tau tai bus toks staigus momentas, kad tu nesuprasi ir viskas gali kardinaliai sudužti, sulūžti žiauriai greit. Tai aš manau, kad karito darbuotojas turi turėti visų pirma didelę širdį ir būti pasiruošęs tą širdį atidaryti tam žmogui. Eina savo. O ar galėtum pasidalinti kokiom istorijom? Man matai labai įdomi ta karito bendruomenė. Dabar ko tu man labiau pasakai, tu aš labiau matau, kad čia yra hardcore'nis dalykas, bet su nuostabiom patirtėm tuo pat metu ir labai didžiuliu grįžtamojo ryšiu ir to prasmės ryšiu, ir kad žmonės, tu sakė, atranda prasmę tam ir nori vėl sugrįžti, nes vis tiek darbas su žmonėm ir pagalba kitiems, man atrodo, yra vienas mūsų esminių poreikių. Mes negalim būti vien tik tai apie save, mes esam ir apie kitus, nes mes vis tiek socialiniai gyvūnai ir kai gyvenam medžiotojai, rinkėjai tose gentyse, mes visi vieni kitais be galo rūpindavomės, nes buvo gentis tiesiog. Ir aš manau, kad šiuolaikinė visuomenė žmonėm to labai tikriausiai trūksta. Aš net sakyčiau, kad tikrai trūksta, o ne tikriausiai. Nes kai mes visi savo, kaip sakant, socialinėse medijose, telefonuose, draugų ratuose, mes norim save vis tiek įprasminti per tą pagalbą kažkam ir kartais tiesiog nėra kam padėti, nes visi savarankiški, visi, kaip sakant, su savim dirba. Tai man labai įdomu išgirsti, kokie šiaip žmonės, ar ten atsiranda draugysčių, atsiranda ten kažkokios, tai gal net santokos, žmonės atranda vieni kitus. Kas pat nutinka, kai daug geraširdžių žmonių susibūrė vienam tikslui, kas tada būna? Bet tu kalbi apie darbuotojus ar kalbi apie žmonės, kurie ateina? Darbuotojus. Apie darbuotojus? Ok, o yra skirtumas kažkoks? Nes, pavyzdžiui, aš iškart pagalvau, kad tu gal klausi apie žmonės, kaip jie tenais ateina, kaip jie būna, nes kas, pavyzdžiui, man labai jaučiasi, tarkim, aš galiu patikslinti, karito savanoriai ir darbuotojai, aš apie šitą ratą kalbu, ne apie tos, kurie ateina pagalbos. Supratau, ok. Kad kas būna, kai susirenka, ką mes labai stengiamės padaryti ir vis taip didinti, tai karito savanorių susitikimus, mes darom rekolekcijas, šventės įvairiausias, savanorystės dienos minėjimą tam, kad jie pamatytų, kad jie yra labai didelės organizacijos dalis. Kartais, kai tu savanoriauji, pavyzdžiui, tavo savanorystė, kad tu ateini budėti. Ir tu gali būti, kad tuo metu būsi vienas, ta prasme, bus darbuotojai, bus lankytojai, bet gali būti, kad tavo savanorystė, pavyzdžiui, yra 1:1. Ir tu nežinai, kiek yra net ir tau padaliniai kitų savanorių. Gali būti, kad tu ten pasirinkai irgi savanorystę, kuri vis nekontaktinė. Ateini, tarkim, nežinau, ten kažką pagaminti, valgyti ir dar kažką, ir tu nematai kitų žmonių. Ir tada tas gali labai ilgainiui prislėgti, kad aš taip, čia darau, bet nematau rezultato ir nematau, su kuo aš tą darau. Taip, ir dėl to mes labai stengiamės ir kad padaliniai vienytųsi, padaliniai susitiktų ir jie turėtų susitikimus ir jie pamatytų, kad čia mes esam toks gal gengas, bet stengiamės, kad jie pamatytų dar plačiau ir padaryti bendrus viso Vilniaus karito susitikimus ir tada, kai susirenka ten jau, žinai, 3-ženklis skaičius, tada tu matai, kad palauk, čia gal biškai jau yra rimčiau, negu aš galvojau. Tai irgi buvo labai gražus, turėjom šiais metais gruodžio 5, kai minėjom savanorystės dieną, ėjom visi kartu į filmą su savanoriais. Mes žiūrėjom filmą, paskui mes tada turim tokią tradiciją, kad yra agapė. Agapė tai yra toks metas, kai einam, toks paprastai kalbant, tai yra pavalgymas kažkoks, pasidalymas maistu ir panašiai. Ir žmonės taip ilgai buvo. Čia yra tokia normali praktika, kad žmonės visada lieka labai ilgai. Ir tai mes kalbamės, bendraujam, padaliniai bendrauja tarp padalinių, žmonės tarp žmonių.
Ir tai yra taip gražu. Irgi berods vasarį ėjom į spektaklį. Ir paskui, dabar galvoju, taip ten, ar čia buvo gal prieš pat Velykas, žodžiu, gal buvo gavėnė, kad mes taip paprastai sugalvom, kad tai bus tarsi ir pasniko agapė, ir bus daržovės ir duona. Ir galvom, kad, tiesiog taip tą gavėnę įprasminti. Ir tie žmonės visą vakarą dėkoju už tą duoną. Aš nešiau tą duoną, sako, kokia skani duona. Ir tu supranti, šiaip čia yra tik duona. Bet tiem žmonėm duona. Ir tu supranti, kad žmonės taip moka vertinti dalykus. Tu kartais ten gali kažko apsikrauti, belė ką prisigalvoti, bet jeigu žmogui nerūpi, tai jam ir nerūpės. O čia ateina savanoriai, kurie tau sako, duona tokia skani. Tai tu tada gali suprasti, ką jie veiks su tai žmonėm, kurie ateis. Jie matys lygiai taip pačiai kaip tą šventą duoną. Ir čia, matai, nėra vien tik duona, čia yra visa ta intencija, tavo ta energija, ta meilė, kurią tu į tai įdėjai, nes aš pastaruoju metu labai daug atkreipiu dėmesį į tas, kokią intenciją žmogus kažką daro, nes tai jaučiasi, tas tiesiog jaučiasi. Tu bendrai su žmogum, tu leidai su laiku, tu jauti jo intencijas, kaip kvapą kažkokį. Tai ir jeigu kitas dalykas, kodėl rankų darbo objektai tokie vertingi ir tokie nuostabus, nes tu jauti meistro intenciją, ar jis iš meilės darė, ar jis tiesiog paėmė kažkokį tai kinietiškas konvejeris. Paėmė vieną šaukštą, tu jauti, kad čia kažkas yra, paėmė kitą, net neįdomu. Tai aš manau, kad ta duona, kai tu atneši jūs to meilę širdim, tą ugnim, žinai, jie tą ir gavo, ne tik tai duona. Čia ne iš Maksimos, kaip sakant, ten, kur niekam neįdomu, ką ten perki. Čia, kaip sakant, žmogus, dėl to aš labai mėgstu, kad žmonės patys maistą gamina. Aš vis laik labai noriu paragauti ir tu jauti, kad jis ypatingas. Jis daug geresnis nei ten Maksimos restoranas ir panašiai, nes žmogus pats darė ir su meilė tą darė ir toks, wow. Tai ir jis norėjo, kad tau būtų gera valgant. Būtent, visa tai yra labai jaučiama iš tikrųjų. Jeigu širdis pakankamai atvira, tu imi jaus daug daugiau dalykų aplinkui save. Ir tas pasaulis daug gražesnis pasidaro. Tai tie savanoriai, aš manau, kad man tokia mintis, jeigu aš būčiau karito marketingo kažkokios atstovas, aš iškart sakyčiau, žiūrėk, tu ne tik daug prasmingų darbų padarysi ir pajausi prasmę, tu susipažinsi su nuostabiais žmonėm. Nuostabesniais, negu tu esi gal pratęs. Galbūt tu turi tų nuostabių, 1-2, bet čia jų bus daug, masė. Tai aš, kai ateina į savanorių tą susitikimą, aš visada sakau, kad dabar čia pradėsit, bus įvadiniai mokymai, kurie yra privalomi tam, kad tu tokius šarvus gautum, sužinotum, kas tavęs laukia, kaip čia bus, žinotum, kaip tam tikrose situacijose reaguoti, kaip brėžti ribas ar dar kažką, bet laukia ir daug renginių. Laukia renginių, kurie, jie nėra privalomi, bet jie gali tiek daug duoti. Jie duoda labai, taip, ta kita pusė, žinai. Taip, tai jie tenais hebra, kai susirenka, aš sakau, labai užsitęsia ir tas yra žiauriai faina. Taip, tame yra prasmė, aš net sakyčiau, nes žmonėms reikia žmonių, žmonėms reikia bendruomenės ir jeigu karitas gali suteikti gerų žmonių bendruomenę, kitiems geriems žmonėms tai neįkainamas dalykas, nes labai daug vienišų žmonių. Labai daug žmonių, kurie net nesupranta, kas tas nuoširdus bendravimas yra, kurie net bijo savo artimiausiam draugui, rodau kabutėse, nes jie tiesiog nesupranta, kas yra nuoširdus pokalbis, kad gali pasakyti, kad man skauda, kad aš džiaugiuosi, kad atvirai bendrauti, nes tiek žmonių negali net be alkoholio kažką iš vis nuoširdės pasakyti, nieko. Tai jeigu tu gali patekti į bendruomenę, kurioje žmonės nuoširdžiai bendrauja ir dėkoja už tą duoną, taip nuoširdžiai dėkoja, tai yra milžiniškas pliusas. Aš tai sakyčiau, varom ten daugiau bendrauti su tokiais, nes tada tu jauti tą gyvenimo prasmę, tą tikrą bendravimą, tą iš širdies į širdį ir tai yra nepakeičiama ir to nepakeis jokie ten nei tūsai, nei ten šviesos, ten muzika, net tame esmė, ar tu sugebi su kažkokiu žmogumu užmėgsta heart to heart ir tada tu jauti prasmę tą tikrąją. Tai man tas ir aš jaučiausi, kad labai viduje yra toks plėšimas vidinis, nes kai pabūni tokioj terpiai, tu jauti, kad tai yra tavo vieta, tu jauti, kad tau atsigauna, kad tu esi šiaip jau taip, kaip tu esi širdį. Ir tada, kai kažkur turi kitur varyti, turi kažkokias kitas situacijas, tu labai šiaip gerai jauti, kada tu meluoji. Jo, visą laiką. Mes visi žiauriai gerai žinom tą jausmą, kai mes turim geresni kažkuo atrodyti. Tokį, iš tikrųjų, gal aš nemėgstu pajuokauti, bet gal čia bus tokia mano gynyba ir apsimesiu tokiu juokdariu, čia paimsiu dėmesį, nes iš tikrųjų tai man žiauriai liūdna arba kažkas. Žiauriai daug vienišumo, žiauriai daug apsimetimo. Ir tiesą sakant, mane tas labai vargino, kad aš galvojau, kaip aš čia apsimetinėjau. Aš galvojau, Giedre, ar kažkaip tu
kažkas yra ne to, kad tai yra tarsi du gyvenimai ir, kam tau to reikia, nes kartais tu ten užeina kitas noras tokiu biškai populiariu, tokiom bangos būti. Madingu. Jo, ir tu paskui supranti, kad vienintelis madingumas tai yra tavo autentiškumas. Tai kaip tu esi ir tai, kad tu neapsimetinėjai. Jeigu čia yra mano gengas, mano hebra, kur man širdis dainuoja ir aš neturiu būti kažkokia pripliusuota Giedrė tokia, kokia aš nesu, tai yra viskas, ko šiaip man reikia. Čia yra aukščiausia, kas gali būti ir kai tu nustoji savo pirmiausia meluoti, kad tau reikia kitų dalykų ir nes kartais, čia labai paprasta, čia taip kiekvienas, čia yra tik tais, niekas, čia tokia, šita grupelė, čia ta savanorystė, gal net kartais ir gėda kažkam pasakyti, nors man labai gera, bet čia gal nelabai kieta. Labai pasivargsta nuo to tokio melavimo ir sakau, kai atrandi. Nuo tos kaukės, apsimetinėjimo, žaidimo, to vaidinimo kažkokio personažo. Tas personažas, aš tiesiog personažą vadinu, visuomeniai labai daug žmonių, kurie su personažais, kaip sakant, ir gyvena visą dieną. Ir korporatyvą, kodėl aš jo taip nemėgstu, nes ten kaukė ant kaukės, tu turi vaidinti, tu negali būti nuoširdus. Tu gali su savo kolegom būti nuoširdus, bet kai ateina santykis su vadovu ar vadovė ar ten kažkokiu direktorium, tu turi užsidėti kaukę, aš darbuotojas, aš ratelis, aš turiu suktis. Tai aš labai gerai suprantu, apie ką tu kalbi ir aš netgi manau, kad jeigu žmogus iš tikrųjų sugeba susirasti draugų kompaniją, kurioje tu gali būti nuoširdus, atviras ir toks, koks esi, ir duok Dieve, draugai iš tikrųjų tave priima ir liūdna, ir džiaugsminga, ir pikta, ir ten besikeikinti, ir vis tiek priima ir myli. Aš manau, kad čia yra ta gyvenimo loterija, kur tu jauties kaip, man toks atėjo metafora, žinai, čia draugai milijardieriai, žinai. Ir mes nekalbam apie pinigus, mes kalbam apie tą esmę gyvenimą, apie tą meilę, apie tą, ko visi nori, bet ko tu niekada nenusipirksi. Niekada, tai neįmanoma, nesvarbu, kiek tu turėsi pinigų, kokius tu verslus sukursi, kokia tavo mašina bus. Nes tas paviršius, ties kuo labai daug visuomeniai mes gaunam tų signalų, reikia mašinos, reikia namo didelio, reikia daug pinigų, reikia geros pareigybės, bet gyvenimo, to tokio tikro gyvenimo, tos turtingumo tame nėra nė lašelio. Ir kai tu pakalbi su žmogum nuoširdžiai, kuris tave priima ir kurį tu priimi, tu jauties kaip, aš visą pasaulį jau turiu savo rankos, viskas, ko man kad nors reikėjo ar reikės ir viskas, ir tau staiga tuo metu neegzistuoja, nes aš čia buvau gimtadienį draugų, kurie nuostabią mergaitę augina, ir šiaip nuostabų žmonės ten. Kai šiaip apie juos pakalbė, tai jie tokie kaip pasakų veikėjai, aš nežinau, nes jie tiesiog tokį gražų gyvenimą sukūrė. Ir jie labai daug gražių žmonių aplink save subūrė ir mes mergaitės gimtadienį pirmą šventėm ir mes vakare taip susėdam ir buvo noras pasidalinti tiesiog, kas šiandieną kiekvieną iš jūsų gydė, žinai. Ir atsisėdam, pasidėm žvakelį ir tai gal 2 valandas kalbėjom ir dalinomės ir tai, kas labai jautru, ir tai, kas labai džiugina, ir tai, kas labai skauda. Ir žmonės ten ir verkė, ir džiaugiasi, ir vieni kitiem padėjo, ir ta prasme buvo taip neįtikėtina. Aš taip sėdžiu ir galvoju, ką reiškia, kas yra, kai žmonės nori milijardieriais būti, jie nori šito jausmo, bet jie įsivaizduoja, kad pinigas jiems tą atneš. Ir tada supranti, kad tas žmogus, kuris neturi šitos bendruomenės, tokių draugų, jam liūdna labai. Ir to liūdesio niekas niekada neužpildys. Jokie vakarėliai, jokios mados, jokios grožis, niekas, tai yra nepakeičiama. Ir kai tu tą pajunti, tai yra absoliučiai pasaka. Ir ta pasaka yra, atrodo, gyvenimo viršūnė, aš taip net sakyčiau. Kaip patiriu, aš galvoju, aš ne pirmą kartą patiriu, bet tada tiesiog susidėjau viskas į žodžius, į tą suvokimą, kad čia yra gyvenimo viršūnė ir aukščiau šito tikriausiai niekur nėra. Mano dabartinė nuomonė. Taip. Aš tai paleidus tą dalyką, kad pinigai gali atnešti ten kažkokią ten visišką pilnatvę ir tu gali tame gyventi. Pilnatvė yra toks dalykas, kurį gal tu neperduosi žodžiais, bet tu labai stipriai jausi savo vidum. Taip. Ir, man atrodo, tas dalykas, kad nemeluoti savo, aš nežinau, čia yra taip šventa, taip sakralu, nes mes nuo bet ko galim pabėgti gyvenime, bet ne nuo savęs. negali savo niekada meluoti, nes tu vidu visada žinai, visada jauti. Aš tau visada taip sakau, kažką pajaučiu, sakau, Giedrė, ką tu čia dylini su savim, taigi iš esmės tu žinai, šiaip tai žinai, bet čia dabar kažką biškį chimyčini prieš save. Tai aš noriu, kad ne chimyčint, noriu, kad būtų taip, kaip
Visko būna, visko yra ir čia yra normalu. Čia mes gyvenam, mes nerūkstam, žinai, kaip vanduo, nestovim. Bet visada yra pasirinkimai, žinai, ir tu pats renkiesi ir viskas. Jo, bet sakau, jeigu aš dabar dar neturėčiau tos draugų kompanijos, to rato žmonių, tų milijardierių, tai aš tikrai varyčiau į karitą, žinau. Po to pasakymą aš sakyčiau, kur geri žmonės renkas. Aišku, vėlgi, aš pats turėčiau deliverint lygiai tą patį, kai deliverina, kad galėčiau ryšį su jais užmėgsti, bet aš kažkaip tuo pat metu suprasčiau, kad kažkas yra ne man, bet kažkur aš ir galiu būti, kažkur, kaip sakant, galiu atnešti tos vertės ir visą kitą. Aš tau 100% duodu, kad aš tau surasčiau, ką veikti karitą. Aš tikiu. Aš sakau, tai yra taip platu, tai yra tiek daug skirtingų veiklų, kurios liečia tokius skirtingus dalykus, bet tai yra tikrai labai labai platu, labai daug skirtingų veiklų, labai... Aš ne tik, kad pristatau, kur mes ieškom savanorių, aš faktiškai beveik visuose padaliniuose galiu pasakyti savanorių, kad taip ir taip ir taip, bet aš kviečiu tave, gal tu pavyzdžiui, šokėjas, žiauriai mėgsti šokti. Vaikam tai patiktų pasimokyti savaitę į kartą šokti. Gal tu pieši ir tau patinka pamokyti kitus. Yra mamos, kurios laukia dailės terapijos. Gal tu, nežinau, filmų mėgėjas ir išmanai ten belė kaip gerai filmus. Gal neišmanai gerai tų filmų, bet tu nori pažiūrėti filmą su žmonėm, kurie gyvena karite ir paskui padaryti aptarimą susėdus. Čia yra tokių netingėk, neužsidaryk ir ta prasme tu gali, kaip pats savanoris, tu gali pats nuo savęs labai labai daug ką pasiūlyti. Tai yra labai labai daug erdvės. Tu gali reikštis kaip tu nori, tu gali ieškoti, prasme ir siūlyti, ne tik, kad tave pastatė kažkokią poziciją ir darysi tą aną. Taip, šiandien irgi turėjau susitikimus su savanoriais, su jaunais savanoriais, kurie man sako, kad aš norėčiau atėti pravesti užsiėmimus, tai kas yra mano hobis. Čia yra pats geriausias dalykas. Žmogus darys tai, ką jam patinka daryti, kuo jis nori pasidalinti su kitais. Ir kartu žmonėm tai bus tikrai didelė dovana. Nes kitom aplinkybėm turbūt jie negautų tokio dalyko, jie neturėtų tokios progos. Tai visi dalykai yra labai laukiami, labai sveikintini ir, jeigu savanoris daro ne dėl to, kad gaut pliusiuką, ne dėl to, kad kažkam pasirodyt, o dėl to, kad daro tikrai iš širdies, tai jisai tikrai gali labai tame augti. Aš pati visada sakau, kad ir iš mano patirties hospiso savanorystiai, taip, gal aš ėjau, gal aš ploviau, šveičiau, maitinau, kažką dariau, bet tai yra tik viena pusė. Aš tiek gavau, kad mano savanorystė apskritai buvo mano visą gyvenimą iš esmės keičianti patirtis. Mano savanorystė išmokė visai kitaip priiminėti sprendimus, nei aš priėmiau iki to. Man davė tokių kertinių pamokų, kur aš dabar didesniuose sprendimuose gyvenimo aš atgaminu tą situaciją ir aš klausiu savęs, kaip aš elgiuosi, ar taip kaip Giedrė anksčiau darydavo, ar tai kaip tu išmokai tą pamoką. O ar gali pasidalinti, kaip tu kaip žmogus pasikeitė, nes užsiminėjai apie pamokas, apie patirtis, kad kaip aš turiu vieną tokią istoriją, kurią aš visiems pasakoju, čia mano pačios savanorystės istorija. Tai buvo taip, kad aš studijavau magistrą ir magistras man labai labai nepatiko. Bet aš jaučiau labai didelius lūkesčius. Giedrė, reikia pabaigti. Giedrė. Kaip, negalima mesti, Giedrutė, tugi labai geras vaikas. Aš tai mečiau, žinau. Tugi labai geras žmogus ir visa visuomenė tave yra taip. Jie matė mane taip, kaip norėjau matyti. Ir aš jaučiau tokį įspaudimą, kad aš negaliu mesti. Ir atsimenu, nuėjau į karitą ir atėjau pas tokią moterį. Ir man sakė, tiesiog eik ir bendrauk. Ir aš atėjau ir sakau, čia kaip gyvenat ir panašiai. Sako, tai dabar matai, sako, kaip gyvenu, bet šiaip sako, žinai, aš buvau buhalterė visą gyvenimą. Sako, bet aš buvau ne šiaip buhalterė. Aš buvau buhalterė,
kurios žodis turėjo būti paskutinis. Bet sako, čia aš taip sugalvau, kad tas žodis turi būti paskutinis. Sako, aš niekada iki galo nepasitikėjau kitais. Man, sako, kad ir atneždavau kolegos, aš turėdavau dar patikrinti, ar tikrai ten viskas gerai. Sako, man taip reikėjo, kad aš nepripažino, bet kad dabar tai jau suprato, jau ten gulint hospise, bet iki to jinai nesuprato, kad jai tiesiog, tai buvo tas perfekcionizmas užvaldęs, kad jinai žino geriausiai. Ir sako, aš netostogaudavau, aš dirbdavau, nes man atrodė, kad kas bus, jeigu aš išeisiu. Ir aš taip klausau ir galvoju, wow, bet čia mes visi turim to perfekcionizmo, viskas kaip ir aišku. Ir aš sakau, gerai, bet sakau, dabar įsivaizduokit, kad nėra jokios ligos, jūs čia nesat, ten viską taip vardinu, sakau, tai ką, sakau, jūs būtumėt veikę gyvenime. Sako, oi, sako, taigi aš būčiau gėlininkė buvus tikrai. Ir aš klausau, čia jauna moteris. Ir aš klausau, o tai kodėl jinai negalėjo būti gėlininkė? Ta prasme, kas buvo tas dalykas, kuris sutrukdė. Ir jinai sako, aš negalėjau išeiti iš buhalterijos, nes, sako, visi žmonės, kurie buvo aplink mane, turėjo labai didelius lūkesčius. Gera alga tavo, labai gera situacija, socialinė ir panašiai. Ir sako, taip visi buvo sudievinę, kad, kad čia taip, kaip turi būti, kad, sako, aš negalėjau išeiti. Ir man žiauriai šovė plionkės visas, kad ką gali padaryti, kai kitų lūkesčiai didesni už tavo gyvenimą. Ir aš tada supratau, kad ką aš veikiu tą magistrę. Ta prasme, aš atsimenu, aš paskambinau mamai, man mama sako, eik tik iš ten, sako, eik pasirašys dokumentus ir išeik. Ir kai man mama pasakė irgi dar tą, kad eik, man toks, atrodė, kad aš po labai ilgo laiko įkvėpiau. Aš tada supratau, kad aš tikrai nekvėpavau. Aš jau tą pačią dieną pasirašiau dokumentus, aš išėjau tą pačią dieną iš magistro. Ir tada aš buvau tokia pasikūrus nubėgti į karitą ir pasakyti tai moteriai, kad jūs mane ir ne į karitą, į hospisą, kad jūs mane ir įkvėpėt padaryti šitą žingsnį, kad žinokit, aš ir būsiu gėlininkė ir la. Ir aš atbėgu į hospisą, atidarau duris, sako, nebėra jau jos. Nebėra? Iškeliavo. O Dieve. Ir man toks, jinai padarė savo darbą, labai didelį darbą. Ir hospise tas ir yra, kad žmonės, ten jau patenka žmonės, kurie tuoj išeis. Valanda, diena, 2 savaitė, tai yra taip trumpa, taip laikina. Ir aš nespėjau pasakyti, bet aš iki dabar savo širdį žinau, kad jinai žino. Aš esu visiškai rami, kad jinai žino. Ir jinai tikrai padarė stebuklą mano širdį. Ir dabar, pavyzdžiui, kai ateina tokios situacijos, aš savo sakau, Giedrė, ar tu buhalterė, ar tu gėlininkė. Nieks tau netrukdo būti gėlininkė. Tu pats savo esi tas trukdis. Ir, jau praėjo tikrai nemažai metų, galvoju, kiek, 5-6 gal nuo šito atsitikimo. Tai vis dar yra mano labai aukštas kriterijus ir tai yra mano širdys ir aš manau, kad čia bus su visam. Daugybė buvo istorijų hospise įvairių su žmonėm, kurie išeina, bet čia yra visiškai mano kertinis akmuo, kur žmogus padarė darbą, pasakė man paprastą tiesą, kurios aš gal būčiau dar 10 metų nesupratus, gal būčiau kankinusis ir bandžius kažkam kažką įrodyti. Ne savo, tikrai ne savo, kitiem būčiau bandžius įrodinėti, bet jinai taip sudėliojo ir iškeliavo. Tai. Kaip sakant, Dievas tiesiog atnešė ją tau, ir visiškai. Ir tu ją atnešė labai daug. Aš manau, kad jinai galėjo išgirsti, kad jinai galėjo paperduoti kažkam, papasakoti, kad būtų išgirsta, žinai. Taip, jie labai nori kalbėti tie žmonės ir jie prieš išeinant jie... Nežinau, kiek ten sąmoningai, kiek nesąmoningai, jie tiesiog tokius perlus pažarsto, kad taip klausai, bet žmonės nebeturi ką prarasti. Jie visi žino, kad tai yra labai trumpa. Ten žmonės ateina jau be išėjimo atgal. Ir jie žino, kad tai bus labai trumpai, kad tai yra paskutinė stotelė tikrai.
taip, į hospisą patenka žmonės, kurie jau yra nepagydomi ligoniai ir kurie atkeliauja į paskutinę savo stotelę į hospisą. Iškeliauti oriai, kiek galima. Tai va, jie va taip pažarsto tuos perlus, tu susirenki ir, ir kaip gali tada nevertinti ir kaip gali apsimest, kad to nebuvo. Buvo. Labai, labai stipriai, labai keičiančiai. Tai aš... Čia aišku, ta istorija, jinai man rezonuoja. Gal kitam žmogui būtų, toks, išgirdau ir gal nieko, gal kažkas kito. Čia yra visiškai mano istorija, kuri man sukalbėjo, man pakeitė, už kurią aš esu dėkinga ir turbūt būsiu visą laiką, visą gyvenimą dėkinga. Čia, manau, visiems rezonuoja, kurie ausis turi, nes čia yra gyvenimo tiesa, kad tave kitų žmonių lūkesčiai, ypač jeigu nori kitiems įtikti, mes natūraliai turim poreikį būti bendruomenės, visuomenės, genties grupės dalim, nes mes medžiotojai rinkėjai esam. Jeigu tu buvai vienas, tu reiškia tavo mirtis, tu neišgyvensi viens gamto nieką, todėl tu turi būti dalis bendruomenės ir lūkesčiai į tave, ypač tais laikais, jie buvo ne iš piršto laužti. Ir kad mes esam tiesiog biologiškai užprogramuoti kitų lūkesčius priimti ir bandyti juos patenkinti, ypač tų žmonių, kurie mums rūpi. Čia yra tiesiog natūralu ir labai svarbu suprasti, kad tame turi būti ir tavo indėlis, kad tai nėra, kiti žmonės galų gale nežino, kas tau yra geriausia, jie net neįsivaizduoja. Jie turi savo mintis, bet iš tikrųjų tik tu vienas ir tu tik viena gali žinot, kas tau yra geriausia. Ir aš kai paskaitą vedžiau Birštone apie savo studijų, kaip sakant, šuolis įvairiausius mokiniams, ar ne, tai aš jums lygiai tą patį sakiau, niekas niekada negalės tau ir pasakyti, kas tu esi, kas tau svarbiausia ir kokios studijos tau tiks. Mama nežino, tėtis nežino, mokytojai nežino, draugas nežino, draugė nežino, niekas nežino išskyrus tave. Ir čia tavo atsakomybė tą pasimti ir tuo pasirūpinti ir neperleisti nieko gyvo tos atsakomybės kitiems žmonėms, nes su geriausiais norais ir su didžiausiam širdim jie tiesiog nežino. Ir jie negali žinoti, nes tai yra tavo lobis ir tavo, kaip sakant, kelionė, į kurios niekas nenueis už tave. Taip, kad tavo istorija, ačiū labai, kad ją pasidalinai, jinai yra viena stipriausia, kurias šiaip aš esu girdėjęs ir ta pabaiga tokia kaip filmo iš tikrųjų. Visą filmą būtų galima daryti, ar spektakliai. Spektaklis gal tau artimiau būtų. Nes čia tai yra... Tai mes ir pastatėm, kai baiginėjom akademiją, Kristina mano grupiokė ir jos, taip mes ir atsidūrėm hospise, nes jinai nusprendė daryti spektaklį apie hospisą. Wow. Ir jos baigiamasis režisūros darbas buvo apie hospisą, kuris vadinasi Charonas. Ir sesuo Michaela, kuri yra hospiso įkūrėja, kai mus pasikvietė, jinai pasakė, kad jūs galite daryti darbą apie hospisą, bet jūs turit savanoriauti. Pirminė reakcija buvo, kaip savanoriauti, akademija, studijos, kokiu būdu suderinti, nieks mūsų neišleis. Čia toks kaip ir pyktis, bet neturim kito pasirinkimo. O darbo prasme, matoma, kad turės būti. Tai jo, mes taip ir pradėjom savanoriauti hospise, drebančiom širdim su nežinomybė, kaip čia iš vis elgtis, ten buvo tiek failų, ta prasme, kur mes susidūrėm ir kur tuo metu ten sudegi iš gėdos, bet dabar tu sakai, iš kur aš galėjau žinoti, kaip ten tą žmogų pakelt, padaryti kažką, iš kur, tik iš praktikos dabar galiu suprasti. Bet tada mums buvo toks pasipriešinimas, kad kaip čia savanoriauti, taigi galima ateit iškart, mes nufilmuojam, čia parašom ir viskas. Bet tai, kad jinai pasakė, kad mes turim savanoriauti, buvo geriausias dalykas. Nes mes būtume pastatę spektaklį. Tas spektaklis būtų, bet jisai būtų toks tuščias, jis būtų toks apie nieką. Paviršių. Visiškai, mes būtume nuvažiavę paviršium, o kai mes pasakojam dabar per spektaklį tas istorijas, tai yra tai, ką mes matėm, ką mes gyvenom, kur mes buvom, su kuo mes susidūrėm. Yra ir dar vienos savanorės, kuri mums pasidalijo savo keliom istorijom, bet iš esmės tu turi visiškai kitokį krūvį. Tu nešneki beleko, nes taip įsivaizduoju. Aš tikrai kitaip įsivaizdavau hospisą, negu aš pamačiau gyvai. Taip. Tu fantazuoji, kad tai yra labai altruistiška, labai gražu ir kad tai yra didelė prasmė. Bet kol, aš kaip ir dabar sakau, tie žmonės, kurie Facebook'ose, Instagram'ose dalinasi, kad aš ten labai kažką pasavanoriauju ir ten įsikelia foto, kad ten kažkur kažką nunešiau, tai žiauriai gerai, kad tu tai padarei, bet tai, kaip tu prisilieti prie kito žmogaus, tai yra nepalyginamai. Ir dažniausiai, kai tu prisilieti konkrečiai prie to žmogaus,
tau net nėra tokio didelio poreikio skelbtis, kad aš tai padariau. Nes tu antiek pilnas ir ta patirtis antiek soti, antiek sodri, antiek visą apimanti, kad tau nėra jokios prasmės net kalbėti apie tai, nebent tu pajauti, kad kažkuriuo metu aš turiu pasidalinti, nes kažkam reikia išgirsti šalia manęs esančio. Aš tai visiškai žinok, to tikiu, kad tie, kurie iš tikrųjų laimingi, tie, kurie iš tikrųjų turtingi, to gyvenimo turtų, tie milijardieriai tikrieji, aš manau, kad jiems nėra prasmės net dalintis, jie tokie, kam to reikia? Nes pilna, taip. Pilna visiškai, aš jokio poreikio net neturiu. To net nereikia. Ir kitas dalykas, jeigu iš tikrųjų kažkam reikia tų žinių, tie žmonės kažkaip patys ateina, žinok. Arba tu jos randi, bet tai nėra, kad aš tiesiog reikiu į tamsų mišką, kad kažkas mane išgirstų. Tai jo, kaip įspūdinga. Ir kokia stipri istorija, Giedrė. Einis, aš tas klausau, žinai, ir man toks, kiek jinai patyrė, kiek jinai matė, koks jinai žmogus iš tikrųjų. Ir kaip tada likęs gyvenimas, koks jis turėtų rodyti lengvas ir paprastas, nes tu matei realiai numirti iš esmės prie pat savęs. Kiek laiko, ta prasme, tai atrodo, kad tie visi kiti gyvenimo iššūkiai tokie. Kas čia tokio, žinai? Nėra babkių, kas čia tokio, ten butas kažkoks dar. Kai mes gyvenam tame toj situacijai, tai mes vis tiek, žinai, išpučiam iš to burbulą. Nes, šiaip mes žmonės mėgstam biškį dramos paprot savo gyvenime ir mums to reikia. Reikia. Malonu. Bet, pavyzdžiui, Viltaras, mano vyras, jisai man nuolatos sako, Giedri, mes žiauriai gerai gyvenam. Nes, aš ten kartais, kaip norėtųsi jau taip irgi, truputėlį didesnio būtų, nes, atrodo, ačiū tau Dieve, kad mes turim kur gyventi, tai yra tokia didelė dovana, ačiū tau Dieve, kad turim mašiną, biškutį geriau. Ir Viltaras man sako, Giedri, mes esam sveiki, mes taip gerai gyvenam. Ir jis mane taip nukala su šitais žodžiais, kur aš neturiu kito argumentų, aš neturiu ką jam pasakyti, aš po šito, kai jis taip man pasako, aš neturiu ką atsakyti, nes aš suprantu ir jis man primena, atrodo, aš čia irgi dirbi karite, čia tos prasmės, bet kartais, atsiranda tas žmogiškas kažko daugiau ir, tau žmogus pasako tiesą ir tada tu, jo, šiaip tai jo, pala. Ir žinai, kai tu matai ten tų daug istorijų, tu supranti, kad ko dar ten gali. Tai tai sakau, man labai patinka. Man tikrai nuoširdžiai patinka, kai mane taip nuleidžia ant žemės ir pasako, ar tu... Primena tau, ką tu ir taip žinai iš tikrųjų. Nes taip lengva yra išsimušti iš to savo... Aš tai turiu tokią mintį, nežinau, yra aukščiausiasis tu ir iš to labai lengva išsimušti, kaip balansavimas, žinai, ant lyno. Tu labai lengva būtų aukščiausius sim, kai viskas gerai, kai viskas fainai, kai tu ten, nežinau, ten meldiesi, kai ten bažnyčiuose, kažkokio tai meditacijoje, nesvarbu, kas, kaip sakant, tau veikia, tas veikia, tu tikrai būni aukščiausias, aš ten daugiausiai širdies, pilna visa kita. Ir tada viskas, kaip sakant, nieko netrūksta, bet tikrai nieko netrūksta, viskas yra gerai ir tu net ir tą skausmą visą gali integruoti ir tu supranti, kad čia gyvenimo patirtis, kad tu kaip siela tai čia mokytis ir visa kita. Ir tai viskas gerai, bet vos grįžti į tą civilizaciją, į tos darbus, visa kita, labai lengvai tave, nes mes žmonės, mes paveikus esame vieni kitiem ir išgirsti, oi čia kažkas ten mašiną pirko, kažkas būtų turi, kaip aš norėčiau, kaip man būtų faina ir tu iš to savo aukščiausio, aš tu išsimuši ir kaip gera, kaip paskui tai gražina. Ir sakau, kai buvau su tais draugais milijardieriai, žinai, kitam vakarė, kai mes kalbėjom, ta mergaitė aplinkui bėgiojo, tada ir supratau, kad kaip iš tikrųjų realiai branginti reikia tokias akimirkas, nes vos mes, žinai, išsiskirstėme, kitą dieną man į darbą reikia, aš iškart jaučiu, aš vėl grįžau į tą kasdienybę ir tokia lieva, palyginus su tuo, viskas toj kasdienybėje gerai, nieko blogo nėra, bet palyginus su tuo, tai yra incredible ir mes ten visi ir buvom tie aukščiausiai, aš ir dėl to buvo taip gera visiems ir man labai patiko viena akimirka, kai visas dalinasi visiškai to, ko yra dabar, čia vat meilė, čia džiaugsmas, čia aš to džiaugiuosi, o vienas draugas sako, žinai, aš taip džiaugiuosi už jūs visus, bet man dabar aš jaučiu, kad jūs visi toj meilėje visam kitame, bet aš to nejaučiu, sako, aš jau kurį laiką aš to nejaučiu. Ir aš matau, kaip jūs visi laive ir nuostabiai plaukat, aš noriu plaukti su jumis, bet aš ant kranto stoviu ir man sunku. Ir aš nežinau, aš negaliu tos meilės priimti. Ir tada visiems kitiem irgi surezonavo, kur irgi taip jautėsi. Ir dar kitas pasakė, aš irgi panašiai jaučiuosi, kitas ir dar kitaip. Ir ta prasme, išsikalbėjom, kad kai kurie žmonės tiesiog tokių patirčių turi, kad mano, kad nesą verti tokios milžiniškos meilės, žinai, kad pakankamai daug nepadarė, kad kažkaip kitiem žodžiu, ten tiek daug nuostabių akimirkų buvo ir visi tokie kaip geriausiam kino filmės, taip sėdėmis ir taip valandas, taip tiesiog prikausyti ir niekam nieko nereikia, niekam nieko netrūksta ir kaip gera, kad tu turi vyrą, kuris gali tave grąžinti tą
the way, žinai, the good path. Aš ką irgi Kaip savo fainai. sakau, kančia dėl kančios jinai nieko verta. Jeigu tu užsisuki aukos tokiam sindrome, kad, blemba, va čia, va, kiti tai turi. Super jachtą. Jo, va, aš ne. Kiti žiauriai laimingai gyvena, o aš ne. Tai man tokia kančia yra beverti. Man čia yra kančia dėl kančios, aš joje nematau prasmės. Kančia, kuri tave taurina ir kažką tau perkeičia, kažką tau atneša, taip, tada nu, tau kažką tas davė, tave kažkur matyti kitur nunešė, bet aš tai tikrai kažkaip labai matau prasmę dėkoti už tai, ką turi, kiekvieną vakarą dėkoti, prisiminti. Taip. Ir aš anksčiau atsimenu, tikrai turėjau tokį dalyką, kad man atrodydavo, kad visi žmonės yra verti, o aš ne. Kad jie yra, kaip faina, kad aš tikrai džiaugdavausi, kad žmonėms pasisekė, bet aš galvodavau, jie tokie geri, jie tokie nusipelnė, va taip faina. Arba tau kažkas tenais tau pasiseka, bet tu galvoji, arba čia nieko iš esmės tokio, nes, čia... Įprasta. Taip, man toks tikrai būdavo, kad tu kažką padarai, tave pagiria ir aš sakau, bet kiekvienas taip moka. Bet ką aš čia padariau to, ko kitas nesugebėtų. Ir aš tik ilgainiui supratau, kad tai, ką tu padarai, yra didelis dalykas. Tai, ką tu padarai, tavo geras darbas, jis nenueina niekur. Ir galbūt ten tu, nežinau, ir tam pačiam karte ar kažkur gyvenime tu ten, nežinau, nenuversi kalnų ir nepadarysi ten tūkstančių šimtų žmonių, tų gyvenimų kitokių, bet tu savo aplinkoje, savo darbe, va taip, gal ir po mažą žingsnį, bet tu gali keisti. Ir kartais ir yra ta vieta, kur tu gali matyti, kaip keičiasi žmonių gyvenimai. Kaip gerai. Ir vat sakau, kad tu supranti ir jauti tą prasme ir tavo kasdiena nėra tiesiog, kad jinai praėjo, čia dar viena diena. Aš, pavyzdžiui, kai į kartą, aš galvoju, jėga. Aš atsimenu, kad aš esu dirbus tokių darbų, kur galvodavau, biški pasidėsiu mašinui, dar neįsiu. Iki paskutinės minutės, kad nepavėluočiau, bet kiek tai galiu, aš pasidėsiu, dar neįčiau. Aš kol dirbu kartą, aš neturiu šito jausmo. Kaip gerai. Neturiu šito jausmo, kad gal biškutį čia dar kažkur čia numuilinsiu, gal čia nenueisiu, o ne, ir vėl čia turiu eiti pas to žmonės. Man nėra tokio dalyko, tai nėra kančia. Ir aš neinu ir nekenčiu dėl to, kad, kažkam įrodysiu, kad aš dirbu, kad čia kažkokią prasmę čia bandau įrodyti. Aš einu iš to, kad aš tikrai matau prasmę. Ir aš dėkoju ir už tos žmonės, kuriuos sutinku, ir už savo kolegas, ir už savo šeimą, ir už visas patirtis, už visas situacijas. Mes tikrai kiekvieną vakarą nuoširdžiai dėkojam, nes visi dalykai yra kažkokios pamokos. Vienas pamokas, jo ten gal tau, pats pamatai, kad ten gal net tokios reikšmingos, ten kažką praleidi, bet kai kurias tikrai reikia taip atsisukti, įdėmiau pažiūrėti ir tas, kai tu išmoksti pasakyti, kad aš esu už tai dėkingas, tu kitaip ir priemi. Ir pavyzdžiui, kas mane tikrai tokį, aišku, čia ir mano tikėjimo turbūt dalykas, bet aš tikrai suprantu, kad mes kiekvienas esame ypatingi. Ir nėra nei vieno mūsų, nėra tokio žmogaus, kuris yra nevertingas ir nėra nei vieno, kuris nėra vertas būti, gauti, gyventi. Mes absoliučiai visi, jau tai, kad mes turim gyvenimo dovaną, tai jau yra labai labai daug. Ir mes kiekvienas ir esam ir dovana vienas kitam, bet kartu mes esam ir ypatingi, bet mes esam labai labai svarbus. Ir aš sau irgi taip pati primenu, kad aš esu reikalinga, aš esu, čia nėra kas liep, mes turim, mes turim mylėti save, kai mes suprasim, kad mes
ne šiaip savo tokį, tai čia kiekvienas gali, tada mes tikrai pamatysim ir tuos, kurie yra aplink mus. Labiau vertinsim ir kitus, kai sugebėsim vertinti save, mylėti save ir ta meilė tada ir kitiem iš tikrųjų atsiranda. Nes iki tol tai man irgi atrodo, tol kol savęs nemyli, tol to negali ir kitų mylėti. Nes kažkas tiesiog tau blokuoja, tu savo pačiam širdies atrodo negali atverti, žinai, ir kai tai pyksta, tu negali ir kitiems žmonėms atverti visiškai. Žinai, aš tai kažkada buvau labai stipriam tokiam, kad aš turiu mylėti pirmą kitus, tada aš pamilsiu save. Aš labai šitą dalyką stipriai mąsčiau ir man atrodė, kad tuo metu, kai aš taip galvojau, aš maniau, kad taip ir yra, taip ir veikia. Bet žinai, kad aš pastebėjau, kad aš meluoju, kai aš ten būdavau, kad kažkas atsitinka kitam, kažkas labai gero ir pas mane tokios atėjo. Bet kodėl jam, o ne man? Kodėl man taip nesiseka? Ir tada paskui jau po kurio laiko galvoju, nes žmogus turbūt stengiasi, kažką darė, kad jam tas būtų, o tu turbūt, kaip ir nedarėjai ir, tiesiog pyksti, lauki, kol tau iš dangaus kažkas nukris, kažkas stebuklingai tau turi atnešti, padaryti ir tada bus, čia aš padariau, čia aš labai faina. Tai vat, kai nusimušiau šitą, tada aš supratau, kad ne, aš esu labai svarbi, aš turiu save labai gerbti. Nes jeigu aš savęs negerbsiu, manęs nieks negerbs ir tam pačiam darbe žmonės su manim kalbės kaip su nieko. Tai bet normalu, o kaip jie gali kalbėti su manim, jeigu aš pati savęs negerbiu. Tai aš čia pilnai suprantu, tai vat, čia irgi buvo tam tikra savęs apgaulė. Nes jeigu tu esi sveikam santykiui su savim ir su kitais, tavęs netrigerina, kad kitam yra gerai. Tavęs neišmuša tas iš vėžių. Tai vat, man atrodo, kai tu esi sveikam santykiui su savim, kai tu supranti savo vertę, kai tu gerbi save, kai tu gerbi savo kūną, tada tu tikrai galiu atsiverti, galiu mylėti kitą, Tada galiu suteikti kažkam irgi kitam, bet iš tikrųjų suteikti. Užuot, žinai, bandęs užpildyti kažkokias savo spragas, ar kad tu galėtum kažką suteikti kitiem, tu pirmiausia turi turėti ką suteikti. Man tai tas atrodo. Tu turi turėti ką duoti. Tu turi turėti ką duoti, jo. Ir man kažkaip tas klausant ateina ta mintis, esu girdėjęs anksčiau, kad realiai ta meilė savo, jinai turėtų, ką reiškia turėtų. Man atrodo, kad jinai ateina, kai tu kažką darai dėl to, kai tu iš tikrųjų samyli veiksmais. Ten plaukus, ten, žinai, gražiai pasidarai ar ne, gražius rūbus apsirengi. Ten nueini po dušu, nusipirki kažką skanaus savo. Iš tikrųjų, tokiais mažais dalykais, kai iš tikrųjų pradedi save vertinti, kaip tu norėtum, kad su tai elgtųsi, kaip norėtum su kažkuo, kas tau svarbus elgtis, žinai, kad tu su savim pradedi taip elgtis, iš tikrųjų elgtis, o ne tik galvot, dabar aš labai save myliu. Ir paskui vėl ten valgyti kažkokį blogą savo maistą, neskirti savo laiko, visą save kitiem paaukot. Tai tu tiesiog veiksmais parodys, kad tu savęs nemyli ir savęs negerbi. Tai kad mylėti save ir kad gerbti save, iš tikrųjų turi pradėti rūpintis savim, kad ir pačiais mažiausiais žingsneliais. Ir tada tu pats savo įrodai, kad tu iš tikrųjų myli. Nes tas, kaip mes nuo pat pradžių kalbėjom, jeigu tu tik sakai, bet nedarai, tai tu savo meluoji iš tikrųjų. Nes šnekėti lengva, bet daryti yra sunku. Ir kai sugebi iš tikrųjų padaryti, ta meilė savo apsio, tada, kaip sakant, viskas atsirkina. Ir kiekvienam, ką reiškia, kad save mylėti, tai skirtingas receptas. Vienam tai kasdien eit pasportuoti, kitam, žinai, skirti savo laiko savo, tarkim, šuniukui pasivaikščioti. Trečiam tai meilė savo, tai reiškia pasirūpinti kitais. Ir kiekvienas turi savo tą rasti, bet turi rasti ir daryti. Ir tada ta meilė bus ir pasitikėjimas, ir pagarba savo, ir visi kiti ir gimsta labai stipriai jausti. Aš visada sakau, kad žodžiai yra žodžiais. Čia yra tik vienas dalykas, bet tas žodis turi turėti kūną. Taip. Ir kai žodis turi kūną, tu jį įgalini, tada mes galim kalbėti. Įkūnija, kaip sakė. O kol mes ten lelekinam, sakom, kad aš tai taip daryčiau, kodėl jis taip nedaro, nes aš tai taip suprantu, nėra ką per daug ir kalbėti. Tavo žodis turi virsti kūnu. Įkūnyti veiksmus turi. Mintis reikia įkūnyti ir ta, kaip sakant, tai bus tikra. Aš norėčiau dar kokią nors vieną istoriją išgirsti iš tavo karito patirčių ar iš kažkokių savanorių patirčių, nes ta, kur tu šovei, jinai tokia bombinė. Aš neprašau tokios didžiulės, bet kažką tiesiog, kas tau, tarkim, įsiminė iš visos tos praktikos patirties. Man, žinai, iš karto man labai kažkaip aš į širdį įsidėjau istoriją, kuri ne man atsitiko, kurią aš pati išgirdau dabar, kadangi turėjom dar vieno, ne taip seniai, dar vieno padalinio persikėlimą į kitas patalpas.
ir tame padalinyje gyvena mamos su savo vaikais, kurios dėl tam tikrų priežasčių negali arba negalėjo likti savo namuose. Tai ten gali būti alkoholis, narkotikai, kalėjimai, smurtas, bet kas, bet žodžiu, kad mama turi palikti savo namus ir keliauti gyventi į Karitą. Namie nesaugu. Taip. Ir vat, aš čia nieko neatskleidinėsiu, bet ta istorija yra vieša, jinai yra ir internete įkelta. Ir ta moteris, jinai sėdėjo prieš mane ir tada ją pakvietė į priekį pakalbėti. Ir aš galvoju, gal čia darbuotoja ar kažkas. Ir kai ta moteris pradėjo kalbėti, jinai pradėjo labai graudintis. Ir aš galvoju, kaip čia susiję su tuo padaliniu. Ir jinai pasakė, kad aš esu šio padalinio gyventoja. Bet jau ne dabar. Dabar jau yra praėję daug metų. Ir sako, kai aš pakliuvau pas jūs į padalinį su savo vaiku, aš net nežinojau, kaip jį reikia laikyti. Apie jo rūpinimąsi, sako, aš neturėjau iš vis jokių žinių. Ir sako, aš suprantu dabar perspektyvai, kaip aš žiauriai su jumis elgiausi. Jinai čia kalba darbuotojom. Ir jinai labai taip atvirai pasidalijo, kaip jinai žiauriai elgdavosi, kaip jinai negražiai elgdavosi, kaip tas vaikas buvo paskutiniai vietoj. Jinai tiesiog neturėjo jokių socialinių įgūdžių rūpintis vaiku. Jinai pastojo labai jauna, būdama nepilnametė, ją ten, man atrodo, kad išvarė iš namų. Ir žodžiu, visiškai žmogaus gyvenimas buvo, kaip jinai tada ir sakė, kad tai viskas, ta prasme, kas iš tokio gyvenimo. Ir kai jai ten jau pasibaigė tas laikas, Karite, jinai sako, aš išeidama, kaip dabar sako, atsimenu, kaip, jinai turėjo kambario raktus, ryšulėlį, sako, aš kaip dabar atsimenu, kaip išeidama juos trenkiau į jūs, kaip sako, mečiau išeidama. Ir sako, aš galvau, kad čia buvo blogiausias dalykas mano gyvenime, kad aš čia turėjau gyventi, kad čia jūs man gadinot gyvenimą ir panašiai, sako, aš tikrai neturėjau jokio dėkingumo jum. Bet tai kalba moteris, labai graži moteris. Sėdi jos dukra. Ir jinai sako, ir jinai dabar gyvena ne Lietuvoje. Praėjo jau daug metų nuo tada, kai jinai gyveno Karite. Absoliučiai nuostabiai graži moteris. Taip šviesiai ir švariai dėliojanti mintis. Jinai atsiprašė už viską, ką darė ne taip. Jinai pasakė, kad Karitas buvo geriausias dalykas, kas galėjo atsitikti. Ir sako, jeigu ne Karitas, aš apskritai čia nestovėčiau, aš nebūčiau ir manęs nebūtų. Ir sako, turiu 3 vaikelius. Nuostabų gyvenimą gyvena, turi labai gražią šeimą. Ir sako, tai, kad aš galiu čia kalbėti, ką kalbu, tai, kad aš turiu gyvenimą, visiškai žmogus iš paribio išlipo ir gyvena nuostabų gyvenimą. Jis sako, kad čia yra tik tai Karito dėka. Aš pati sėdėjau ir klausiau tos istorijos, man ašaros tekėjo. Aš tikrai nesugebėsiu taip atpasakoti kaip jinai, dėl to, kad tai yra jautru, tai yra pūliuojanti tai, ką jį kalba, tai yra taip jautru, bet tai yra kartu taip šviesu. Žmogus graudinasi, bet jis jau turi atstumą. Jisai pamatė per tą savo gyvenimą, prireikė laiko, kad tu pamatytum, kad čia iš tikrųjų šitas dalykas, Karitas tave ištraukė iš duobės. Jinai pati sakė, kad jos nebūtų. Tai yra šventė, tai yra išgelbėta žmogaus gyvybė. Ir Karitas galėjo prie to prisidėti, kad žmogui bent kažkiek, negrūdant, nebrukant, o labai švelniai bandant išmokyti tų įgūdžių, bandant padėti, nesakyti, kad tu viskas, tu jau tokia, kokia tu čia mama, iš tavęs jau nieko nebus. Ne, kiekviena mama, ačiū Dievui, kad yra tas vaikelis ir mamą reikia įgalinti, kad jinai suprastų, kad čia yra stebuklas ir kad jinai tą stebuklą tikrai gali užauginti ir kad jinai tikrai gaus visus įrankius, kad jinai jį užaugintų. Tai vat, kažkaip man labai įstrigo irgi šitą istoriją, jinai man tokia labai, atrodo didelė. Tai čia yra viena iš istorijų, kur pasidalino žmonės, pati moteris sugrįžusi į Karitą per tą šventę. Bet iš tikrųjų tai yra ir savanorių nemažai, kurie savanoriauja
patys prieš tai buvę lankytojai. Ir tikrai dažnai tenka su jais pabendrauti. Ir tai yra, tu negali nesuprasti ir neįvertinti, kad tai yra irgi išgelbėti gyvenimai. Kad žmogus prieš kurį laiką pats ateidavo iš gatvės ir imdavo tai, ką duodavo Caritas. Ir tikrai gyveno labai blogai, tikrai labai blogai. Aš kalbu apie visas priklausomybės ir apie visą kitą. O dabar jis yra Carito savanoris. Ir tokių tikrai yra ne vienas ir ne du. Ir man čia yra šventė, man čia yra įrodymas, kad Caritas ne apie nieką. Caritas veikia, Caritas keičia, jisai padeda ir jisai labai turi daug perspektyvos padėti žmogui. Tiek išgelbėti, tiek įprasminti, tiek, kaip sakant, atnešti tą tikrą gyvenimo skonį. Ir pastebėti, žmogui labai svarbu būti pastebėtam. Tam žmogui, kuris yra užribyje, tai, kad kažkas su juo kalba, kad kažkas nesišaipo ir neliepia eiti, eik, nes tu smirdi, nes tu negražus. Kažkas tau ištiesia ranką. Gal netiesioginė prasme, gal ir tiesioginė, duodant elementarius dalykus, maistą, rūbus, kažkokius daiktus ir panašiai. Bet jis tave mato. Ir žmogui, tokiam, kuris yra, čia kiekvienam aišku labai svarbu būti pastebėtam, bet žmogui, kuris yra paribyje, pasijausti, kad tu esi matomas, kad tu esi svarbus, čia yra labai daug. Nuostabi istorija, nuostabu žodžiai, Giedrė. Ačiū tau, kad skiriai savo laiko ir kad pasidalinai visais šitais labai turtingais dalykais. Aš manau, kad čia prasmingiausias podcastas. Jeigu atvirai, tai tikrai ta prasme, nes tiek daug tokių gilių istorijų ir tokių temų aš dar neturėjau čia, žinok. Tai ačiū tau labai, kad atvykai ir aš manau, kad žiūrovam irgi bus labai gera, malonu tas klausyti. Tai ačiū tau. Ačiū, kad pakvietei. Ačiū tau. Ir laukiam visų Carite. Aš paskambinsiu ir pakviesiu į susitikimą. Taip, tikrai taip. Ir aš manau, kad tikrai daug kas rastume ten gyvenimo mažiausiai neįtikėtinų patirčių, kurios jums paskui tikrai gyvenimą praturtins. Svarbiausia, kad nėra ko prarasti. Čia nėra toks dalykas, kur atėjai ir negali išeiti. Pabandyti gali kiekvienas. Taip. Tai lauksim ten. Jei. Ačiū tau, Giedrė, dar kartą.